O dabar poeto Justino Marcinkevičiaus žodis. Sunkiai ir iš toli ėjome į 1918 m. vasario 16. Laisvo ir nepriklausomo gyvenimo vizija, tai ryškiau, tai blausiau, nušviesdavo atskirus mūsų senosios istorijos etapus. Kas pasakys, kada amžių glūdumoje ima rusenti ta ypatinga žmonių valia, jų siekimas kurti ir visomis išgalėmis ginti savo bendro, šiandien pasakytumėm, tautinio gyvenimo formas, tvirtinti ir tobulinti jas. Manau, kad nebus per daug pasakius, jog tolima vasario 16-osios aušra brėško jau Saulės grumtynėse, Žalgirio mūšyje, Mažvydo katekizme ir Donelaičio metuose. Tai vis Lietuvos gyvybės paliudijimas, kardo ir plunksnos pastangos ginti valstybę ir ugdyti tautą joje. Štai aš ir noriu pasakyti, kad 1918 m. vasario 16-osios aktas, skelbiantis Lietuvos valstybingumo atkūrimą, remiasi į visą mūsų istoriją. Aš pabrėžiu, į visą mūsų istoriją. Yra lyg ir jos etapinė išvada, reziumuojanti vieno laikotarpio priklausomybės pabaigą ir skelbianti kito nepriklausomybės pradžią. Be abejo, tai yra revoliucinis aktas. Jam atsirasti reikėjo ypatingų sąlygų ir šlovė tiems, kurie jas pajuto, suvokė, o svarbiausia, panaudojo tas sąlygas lietuvių valstybės ir tautos labui. Sunku pervertinti vasario 16-osios ir po to sekusių dviejų nepriklausomybės dešimtmečių reikšmę tautinės sąmonės ugdymui, kultūros kūrybai. Kažin ar be jų mes būtumėm saugoję savo tapatybę, ar kalbėtumėm šiandien tą kalbą, kurią kalbame. Buvo juk sukurta švietimo sistema, po pirmojo pasaulinio karo 44 procentai Lietuvos gyventojų buvo analfabetai, tokį gavome palikimą iš carinės Rusijos. Buvo įsteigti teatrai, bibliotekos, plėtėsi knygų leidyba, o žurnalų, almanachų, kitų periodinių leidinių gausa ir šiandien stebina to laikotarpio tyrinėtoje. Didžiulė vertybė buvo bendrinės literatūrinės kalbos sukūrimas. Su ja mūsų raštas gavo papildomų tautą jungiančių ir vienijančių galių, o lietuvių kalba tiek amžių nuo išnykimo saugota, pati ėmė saugoti ir ginti lietuviškumą. Tai galima sakyti nauja kalbos funkcija, kurią ji tebevykdo lygi šioliai. Per vasario 16-ąją mes susiejame save su visa lietuvių tautos istorija, su pagrindinė jos darbų ir žygių idėja, žvelgiame į savo praeitį kaip sąmoningi jos paveldėtojai, tampame atsakingi už tautos valstybingumo likimą. Šiandien ypač norėčiau pabrėžti sąmoningumo ir vienybės reikalą. Todėl sakau, kai tu pasitrauki nuo manęs, aš silpnesnis ir tu negalingesnis. Ir mažiausia Lietuvos šakelė, ir menkiausias jos lapelis virpantis istorijos saulėje, gyvas tik todėl, kad yra sujungtas su visais. Mane visuomet jaudino žmonių brolybės, artimo meilės pasireiškimas. Argi vis dar neužtenka žiaurumo, aklos klasinės, nacionalinės, religinės neapykantos? Juk yra ir bendražmogiški dalykai. Apie juos mes dabar vis garsiau kalbame. Be jų žmogaus gyvenimo negalima laikyti įsipildžiusių, įvykusių gyvenimų. Be jų, be tų bendražmogiškųjų dalykų, įmanomas tik vergo arba pavergėjo gyvenimas. Tačiau nei vergo, nei pavergėjo gyvenimas nėra žmogaus gyvenimas. Šiandien, kaip ir visada savo istorijoje, mes tiesiame ranką visoms Lietuvoje gyvenančioms tautoms, sakydami,
Vasario 16 šventė tai didžiausios bendražmogiškos vertybės, laisvės šventė. Jos deklaravimas, joje nėra nė kruopelės klasinio ar tautinio egoizmo. Ši diena moko mus pažinti ir vertinti žmogų ir tautą per laisvę, nes laisvės sferoje giliausiai ir vaisingiausiai reiškiasi žmogiškumas ir tautiškumas. Čia turėtų viešpatauti principas: vieno laisvė neturi tapti nelaisvė kitam. Kad būčiau laisvas, kito laisvei aš aukoju savo laisvės dalį. Suprantu, kad šiandien niekas nenori nieko aukoti, tačiau tokia yra laisvės dialektika. Kitokios, absoliučios ar vien tik klasinės laisvės siekimas čia pat virsta prievarta, priespauda, vergyje, žmonių ir tautų naikinimu. Esame visą tai patyrę. Manau, kad pagal tai, kaip tauta supranta laisvę, kaip siekia jos ir kaip jie naudojasi, galima spręsti apie jos subrendimą ir kultūrą. Privalome apie tai galvoti šiandien, susigrąžinę vasario 16. Lietuvai nuo jos istorinio gyvenimo pradžios aktualiausia ir dramatiškiausia buvo valstybės problema. Nuo šios problemos turbūt ir prasideda kiekvienos tautos istorija. Tas kelias, kuriuo ji klupdama ir klupdoma, kildama ir keldama, eina paskui širdies ir kraujo šauksmą, deklaruodama visiems, kas ją girdi, savarankiško, laisvo, teisingo gyvenimo principus. Valstybę aš suprantu kaip tautos formą. Ji negali būti primesta turiniui. Turinys pats turi rinkti savo formą. Šitą gerai suprato vasario 16 akto kūrėjai, kalbėdami apie demokratiniais pamatais sutvarkytą valstybę ir demokratiniu būdu išrinktą Seimą. Būtent per renkamuosius organus funkcionuoja tautos, tai yra turinio ryšys su valstybe, tai yra forma. Deja, šis ryšys praktikoje dažniausiai sutrinka, forma uzurpuoja turinį. Šia prasme, anaip tol nebepriekaištų buvo ir Lietuvos Respublikos 20-metis, šia prasme ir šiandien mūsų tautos ir valstybės ryšys dėl visiems suprantamų priežasčių deja yra deformuotas ir sutrikęs. Istorikai, ekonomistai, politikai nesykį vertino ir vertins nepriklausomybės akto reikšmę. Konstruktyviausias čia būtų blaivus požiūris, kuris reikalauja moksliško, objektyvaus tyrinėjimo ir kiek įmanoma kuo mažiau ideologizuotų išvadų. Vasario 16, kaip žinia, buvo tapusi prakeikta diena, užrakintomis lūpomis, užrištom akim. Ačiū Dievui ir pridursiu ir Gorbačiovui, praregėjom, prakalbom. Ir mes ir šį dieną praregėjom ir prakalbom. Linkėtina, kad įsiklausytumėm į jos balsą, apmastytumėm jos patirtį, pasistengtumėm suprasti jos reikšmę ir tautai, ir valstybei. Bet visa tai sausi samprotavimai. Leiskit man užbaigti savo šį žodį eilėraščių parašytų specialiai šiai dienai, skirtų vasario 16. Diena atrištom akim, diena iš kapo pakilus. Viešpatie, leisk jai atkimt, tebūna jos žodžiai kilnus. Pašauk ją, pašauk atsitiest ir laisvę skleist kaip esmę. Štai mes ir mūsų tik tiek, kiek buvom ir kiek esame, kiek būsim šioje dienoje sudygę augimui ir brandai, ant žemės gyvi ir po ją paženklinti lietuvybės randais, prie savo kalbos prikalti, prie istorijos prirakinti.
sakau jums, mes nekalti, mes tik labai iškankinti, bet jau atrištom akim, bet vėliava jau pakilus. Viešpatie, leisk mums atkimt, tebūna mūsų polėkiai kilnus.